Dainuok linksmą jaunystę, dainuok, dainuok, dainuok. Gyvenimas negrįžta, žinok, žinok, žinok. Ir kas, kad pilnystė, dainuok, dainuok, dainuok. Gyvenimas negrįžta, žinok, žinok, žinok. Pasaulio lietuvių vienybės dieną Lietuva išlydi 10-mečio ekspedicijos Misija Sibiras dalyvius. 16 jaunų, ištvermingų ir motyvuotų žmonių išvyksta ten, kur kadaise buvo ištremti mūsų protėviai. Tikslas – surasti ir sutvarkyti išlikusius kapus, pagerbti protėvio atminimą. Tai aš lipu į traukinį ir klaikiai bijau. Bijau netolimojo Sibiro, bijau nežinomybės. Dorai nepažįstu nei vieno žmogaus, su kuriuo praleisiu 2 savaitės. Sąlygomis, kuriomis gyvensime, nepažįstu net savęs. Mes pajudame vakarų Sibiro link į Tomsko sritį, 5 kart didesnė už Lietuvą. Maršrutą suorganizavo ir kelionė mus lydi patyręs ekspedicijos vadovas Arnoldas Fokas. Drauge su mumis vyksta ir Lietuvos laisvės šauklys, architektas, grupės Antis lyderis Algirdas Kaušpėdas. Mūsų planas traukiniais, lėktuvais, autobusais, kateriais ir pėsčiomis įveikti 12 000 kilometrų ir po 14 dienų sveikiems sugrįžti namo į Lietuvą. Po 13 valandų kelionės pasiekėme Maskvą. Jo, tai sveikinu įveikus pirmą etapą. Rusijos sostinėje ankstyvas, niekuo neįsiskiriantis vasaros šeštadienis. Toks pat šviesus ir šiltas šeštadienis galėjo būti ir 1941 birželio 14 Lietuvoje, bet nebuvo. Tądien 1:02-4:03 valandą ryto į tūkstančių lietuvių namus atvyko nekviesti svečiai, represinių struktūrų pareigūnai. Jie įsiveržė į namus, pakėlė šeimas iš miego, surengė kratą ir tūkstančiams tautiečių pasakė, kad jie tremiami iš Lietuvos. Tremtimi buvo siekiama sunaikinti Lietuvos nepriklausomybę, gimtąją kalbą, religiją ir patriotizmą. Jiems nepavyko. Šie jauni lietuviai yra to įrodymas. 10 metų gyvuojantis projektas Misija Sibiras yra to įrodymas. Per šį laiką norą vykti į lietuvių tremties vietas jau išreiškė daugiau nei 10 000 jaunuolių. Mes esame 14-oji ekspedicija. Tomsko sritis ypatinga tuo, kad čia trėmimai vyko daugiau nei 100 metų. Yra duomenų, kad į šias apylinkės pirmieji buvo tremti 1863–64 metų sukilimo dalyviai. Nuo 1941 čia vyko 11 metų trukę masiniai lietuvių trėmimai. Čia buvo ištremtas ir vienas paskutiniųjų Lietuvos tremtinių, buvęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Pusmetį pragyvenęs Krivošeino miestelyje, štai šiame name, į Lietuvą jis grįžo 1988-aisiais. Mūsų pirmoji diena Sibire. Ką tik išlipome iš lėktuvo skraidinusio mus į Tomską. Šioje Sibiro srityje buvo apie 300 lietuvių tremties vietų. Mes vykstame į vieną iš jų – Kolominskį Gryvus. Tai graži vieta, kaip Lietuvoj, žalmargės ganosi, bet čia gamtos dalis, jeigu taip pasižiūrėsime į kitą pusę, tai čia jau kitoks vaizdas, ne lietuviškas. Taip, čia yra šitoks, taip.
Šiaip jaučiat, kad Sibire esate pagaliau? Ne dar. Sąžininkai, tai aš jaučiuosi, kad Lietuvoje esu iš tikrųjų. Aš labai noriu į Kapinaitės nuvažiuoti. Kol kas man dar toks gal atvykėliška ta tokia, ką tik atvykus toks jaudulys, kad nauja vieta, čia dabar statom tas palapinės, greičiau jas reikia pastatyti. Tai va, labai laukiu, kol važiuosim šiandien į Kapinaitės, jas reikia pasistengti sutvarkyti kuo greičiau. Tai va, iki 12 turėsim laiko, nes paskui vėl išvažiuojam. Tai labai laukiu to ir manau, tada tikrai pasijus tas. O ko tu tikiesi, koks tai bus jausmas? Nežinau, aš manau, kad susigraudinsiu. Ir nes kažkaip, manau, man tai primins močiutę, senelį, prosenelis. Tai va. Esam pirmą dieną Sibire, šiandien 6 valandą ryte mes atskridom. Dabar 3 valandos ir per tas 6 valandas spėjom nuvažiuoti 250 km ir atsidurti į šiaurę nuo Tomsko, Kolominskio Grybai kaimelį. Na, pagal turimus duomenis, čia daugiausiai buvo įsikūrę Latvijos ir Estijos tremtiniai, tai tikėtina, kad kapinėse rasim jų tautos atstovų. Minint Baltijos šalių nepriklausomybės 25-metį, pirmą kartą į projektą Misija Sibiras įsitraukė Latvijos ir Estijos atstovai. Su mumis keliauja Estė Kadi ir Latvija Rasa. Tik įžengusios į kapines merginos iškart atpažįsta savo tautiečių pavardės. Klybikis. Yes. Karis Klybikis. At the moment, I feel like I'm really doing something good for them. And it's very good to be here, like together, that we're all doing something good. Tiesiog mes šitą vietą, aišku, sutvarkysim, visą šitą išvalysim ir vaizdas tikrai pasikeis ir saulės bus daugiau, šviesos bus daugiau. Ir mes tikrai išeisim su geresnė nuotaika, nei kad atėjome. Laikai? Nematau nieko, kad jau. Va šitas, va. Šitas? Kairiau. Kur yra tavo kairioji ranka? O šitą ne? Ten visas apvaryk, nes... Nepakenks ir šitą. O ne tau virš galvos. Bet jūs mane gaudykit viską. Taip, taip. Pirmosios kapinės sutvarkytos, pirmoji diena Sibire eina į pabaigą. Kažkodėl aš kitaip įsivaizdavau kažkokias atšiaurias čia sąlygas, kažkokią atšiaurią aplinką, iš tikrųjų tai jaučiuosi tai kaip namie kažkodėl. Tačiau ateina rytas ir visi suprantame, kad mes ne namie. Nežinai, kur mano kuprinė? Jinai va šičia buvo ir jos nėra. Kuprinės mano nėra. Ką? Kuprinės nėra mano. Šiandien ryte atsikeliu, nieko nėra. Įrankių nei vieno, podelių nei vieno. Nu, pagalvojau, išskirtinė ekspedicija. Tokie mūsų atsakingi ekspedicijos dalyviai. Susirinkę, viską tvarkingai pasidėjo. Susinešė į šitą, į palapinės. Netgi mano podelį paėmė nuo laužų. Nu, paskui, aišku, pradėjo papurčiau palapinės, po truputį pradėjo lysti, išlindo vienas, kitas. Žiūriu, Justas taip prieina prie Justo kaip Justai. Justas sako, nu, nėra kuprinės. Per kelias valandas randa įtariamuosius, tačiau jų neįmanoma apklausti. Nusprendžiame tęsti ekspediciją be 2 kuprinių. Kiekvienas pasidaliname savo turimais daiktais su nelaimėliais ir nurimstame. Kalbamės, kad taip galėjo nutikti bet kur. Juokiamės, kad bijojame meškos, o nemokame apsisaugoti nuo žmogaus. Visi aplinkui, aišku, tą duosiu, ko reikia, sakyk, jėga. Tikra komanda esame.
Dardame Sibiro keliais 160 km ir mes Parabelyje, kur 5 metus tremtyje gyveno kunigas, disidentas Julius Sasnauskas. Ну что, поехали за Рим! Sėdame į katerį, kuris mus plukdo 30 km į lietuvių tremties vietą Narymą. Vasarą gyvenvietė dėl pelkių tampa puikiu prieglobsčiu didžiuliams uodų ir mašalų spiečiams. O žiemą temperatūra Naryme gali nukristi net iki 65 laipsnių šalčio. Čia mažai gyvenviečių, nepraeinamos pelkės, nėra jokių kelių. Polaidžio metu pavasarį šis kraštas tampa tikra jūra, todėl Naryme juokaujama. Boksos dėl rai, adjaval Narimski krai. Lietuviškai Dievas sukūrė rojų, o velnias Narymo kraštą. Išaušta rytas, visų nuotaika pakili, pagaliau išsimiegojome. Pirmą kartą po 4 parų klajonių jaučiame sėslesni. Stovyklavietėje iškyla vytis. Šiandien čia verda darbas. Vaikinai grįžo iš lentpjūvės ir jau pusdienį gamina 3 kryžius, kuriuos vakare pastatysime Narymo kapinėse. Vienas iš kryžių išties ypatingas, jis gaminamas pagal senasias lietuvių kryždirbystės tradicijas. Kai aš pagalvoju, kad mes kažkur tolimajame Sibire smeigsime į žemę didžiulį mūsų kryžių, jaučiuosi labai drąsios tautos dukra. Čia buvo palaidoti 10 lietuvių, paskendusių 1951 metais palaikai. Išvežti 1990 liko Noreika ir Makauskas. Prikalsim prie kryžiaus šitą. Ten dar nebuvom tose kapinėse, kur čia mūsų veda vyrai. Įdomu, kas ten mūsų laukia ir ar pavyks įkomponuoti šitus kryžiukus. Šitą kryžių nešam į Narymo kapinės, kur jį pastatysim lietuvių žuvusių 1951 metais palaidimo vietą. Žinom, kad daugelis jų buvo parvežti į Lietuvą, bet keletas jų liko čia. Šitas kryžius bus skirtas pagerbti jų atminimą ir kitų žmonių mirusių šitą žemę. Pažiūrėk iš ten, koks kreivas. Iš tavęs, jo. O kas blogai? Pasisukęs, va taip va. Ar tikrai abiem neišeitų už kampų suktelti? Čia net nereikia. Ne. Štai yra. Aš net... Tu kalbi šitą, nerimtai. Čia yra viskas jau gerai, aš bandau suktelti. Nepasuksit, niekada. Greitai apkasam. Aš netikiu, kad nepasuksim. Nu, Algirdui pasirodė, kad jie kreivi. Iš tikrųjų, mes šiek tiek apsiginčijom, nes aš priėmiau tai kaip savo tokį, na, asmeninį darbą. Ir tikrai aš jau galvojau, kad nieko ten nereikia keisti, tiesiog galima būtų biškį paimti pasukti, jis sakė, kad negalima ir gavosi toks šiek tiek konfliktėlis. Nu, šiaip eitų pasukti. Jeigu va ten viršui būnant, bet nepasuksit. Už tų dambarainių reikia. Nepasuksit, jūs įsivaizduojat, kad jūs esat kažkokie gigantai, jūs paprasti žmonės. Aš tiesiog nesuprantu, kodėl žmonėm nėra taip sunku nusileisti. Aš, pavyzdžiui, irgi esu pakankamai kategoriškas žmogus tikrai, bet tiesiog nematau prasmės kovoti dėl kažkokių smulkmenų. Ir tuo labiau, kai yra
žmogus, kuris yra architektas, žmogus, kuris yra už tave gal perpus vyresnis, tai vien iš pagarbos, man atrodo, yra labai natūralu. Aš prisiimu kaltę pats savo, nes iš ten tik žiūrėjau, man reikėjo apibėgti ir paimti. Ir šitą rakursą. O dabar labai gerai. Architektūriškai. Sutvarkius kapinę sugiedoti tautišką giesmę tampa tradicija. 3 kryžiai žymintis lietuvių tremties pėdsaką šioje žemėje pastatyti. Vienybė težydi. Paplokim didvyriam. Šeštoji ekspedicijos diena prasideda 6 ryto. Papusryčiaujame, susipakuojame visą savo stovyklavietę į kuprines ir išeiname. Mūsų planas nueiti į Ustjamų gyvenvietę, kuri randasi už 26 km nuo Narimo. Dar Lietuvoje būnant, mąstant apie šitą žygį, iškilo daugybė tokių klausimų, kuriuos pakankamai buvo sudėtinga Lietuvoje atsakyti. Narimas ir jo apylinkės ne veltui buvo pasirinkta kaip tremties vieta. Ten buvo ištremtas ir Stalinas. Ir kaip vietinių gyventojų teigimu, Stalinas žinojo, kur tremti žmonės. Tai Narimas yra kaip natūralus kalėjimas, aplinkui didžiulės pelkės. Tačiau pasižiūrėjus, aiškinantis ir studijuojant žemėlapius, pastebėjau, kad iš tikrųjų tą atstumą galima praeiti pėsčiom. Parengti žygio planą Arnoldui padėjo vietinis gyventojas medžiotojas Anatolijus. Pasak jo, mūsų laukia pavojingas kelias, todėl jis ryžtas eiti drauge. А почему вы с пушкой? Потому что в лесу медведь, всякое может произойти. Лучше всего быть готовым. А сколько процентов, что мы встретим медведя? 5-10, не больше. А что нам тогда делать? А вам ничего, только не убегать. Он не любит, когда кто-то его боится и убегает. Тогда он может делать нападение. А вы видели медведя? Да, конечно. И убивал даже. Сколько? Ну, всего за свою жизнь 6 штук с напарником. Мне было жалко. Но когда оскалит клыки, все остальное, тут уж никуда деваться нельзя. Donatai, kaip sekasi? Gerai, labai gerai sekasi. Visiškai gerai. Einam ir nueinam. Tik tiek. Aš tai iš tikrųjų, kai sužinojau, kai Arnoldas pasakė, kad tiek reiks eiti, aš labai suabejojau mūsų komandos galimybėm. Ir aš labai bijojau, kad jeigu mes nueisim tą žygį, tą 500 km pirmyn atgal, tai iš mūsų nieko nebeliks. Ta prasme, mes tiesiog tapsim neįgalių lietuvių komanda vidury Rusijos kažkokiam katerį. Čia buvo geležinkelis. Siaurukas. Komanda Lietuvoje praėjo panašų atstumą ir jį puikiai atsilaikė. Čia sąlygos gal šiek tiek sudėtingesnės. Nedaug. Sudėtingesnės galbūt psichologiškai, kad tu poryt negalėsi grįžti namo ir lovą išsitiesti, išsigydyti nutrintas kojas. Čia vienintelis pagrindinis skirtumas iš tikrųjų. O daugiau viskas įveikiama ir nuginama. Анатолий, а теперь будем идти через болото, да? Да, вот так вот. А глубина пока не ясно, да? Ну, я ходил до моста. Ага. Ну, ничего, нормально. Ничего, пройдем. Пройдем, ну. Nu, aš čia esu visos šitos komandos stabdis. Bet jau po truputį bandau adaptuotis
ir galbūt distancijoje pasiekčiau visai neblogą rezultatą. Iš tiesų tai buvo man tikrai sunku, bet aš labai džiaugiuosi, kad vis dėlto sugebėjau save priversti, save seną kūną ir kartu su jaunais visais dalyviais galų gale ateiti ir nugalėti tą visą maršrutą ir kad kažkokių tai didesnių problemų su manim gal ir nebuvo. Vykti kaip nerealu. Šiaip tai labai fainai, labai. Čia yra Sibiro spa. Aha. Brendame pelkėmis, einame taigą ir visišką bekelę. Baigėsi geriamas vanduo. Устьямо gyvenvietės vis dar неmatyti. Еще далеко от Устьямо? Ну, уже не очень. Я не помню, сколько мы тогда подсчитывали. Вот здесь вот стояли дома. Вот. И здесь люди работали. Jau visi nutylę. Arnoldas, ekspedicijos vadovas, preliminariai žino, kad tai yra 25 km. O iš tikrųjų, kai tu patinki taigą, tu nežinai, kur bus pelkė ir neis praeiti ten, kur buvo planuota. Tai akivaizdu, kad bent jau keliais kilometrais atstumas išaugo. Pats ėjimas buvo sunkus dėl to, kad tikrai bent jau trečdalį kelio mes ėjom pelkę. Buvo labai, vis tiek ribotas svoris, kurį galėjom nešti daug kilometrų laukia, tai to vandens pasiėmėm, kiek jau galėjom pasimti, bet ir karšta diena buvo, daug praketavom, labai pradėjo trūkti, visi jau pradėjom dalintis, kas kam galėjo duoti iš savęs, kažkam jau galbūt nebeliko ir tų kilometrų jau daug nueitų, dar neaišku, kiek jų dar laukia ir atėjo tas ežeras, įspūdingo skaidrumo, švarumo ežeras, sakau, kažkokia Dievo dovana. Vietiniai gyventojai šitą ežerą sako, jis švarus. Jie patys geria vandenį ir iš vos ne pelkių. Ir nieko jiems. Aišku, mes nerizikuosim. Mes gersim iš šito ežero vandenį, šitas ežeras vadinasi Svietlaja. Šviesus. Kiekvienas prisipildome po 3 litrus vandens savo. Dar 25 litrus vandens įsidaliname. Ekspedicijos vadovas aiškiai pasako, kad jį nešti turi bernai. Žodžiu, kas pusvalandį pasidalinti ir visa kita. Ir, aišku, yra bernai, kurie neša tą vandenį. Ir yra bernai, kurie tiesiog praleidžia prausis tokį ekspedicijos vadovo nurodymą. Tai, žodžiu, tisiu aš tą bambalį, tisiu. Ir niekas net neketina, žodžiu, manęs pakeisti. Tada ašaros pradėjo riedėti. 6 dienos ekspedicijoje ir komandos virsmas yra šioks toks, yra lūžis, kada nebesam vienas kitam gražiai diplomatiškai draugiški, o pagaliau pradedam rodyti savo emocijas ir tai yra natūralus žingsnis geros komandos link, man atrodo. Tai viskas yra labai gerai, svarbu tik tais išsiaiškinti visų problemas, kas kam skauda, tiek fiziškai po žygio, tiek morališkai, man atrodo. Tai mes tą, manau, šiandien ar rytoj vakare padarysim ir stipriai sustiprėsime. Galiausiai pasiekėme Ustjamą. Dabar tai tik viena išlikusi medžiotojų trobelė ir piktžolėmis bei krūmais apaugusi vieta. Kadaise lietuvių tremtinių namai. Tai sodybos buvusios čia, matot, ir dar tas kaimas buvo nusitęsęs apie 1 kilometrą į tą pusę. Tai iš esmės Sibire, kiek teko būti, tai buvusiose kaimuose auga vešlesnė žolė, tokios gėlės, dilgėlės, tai būtent buvusių sodybų vietoje, buvusių daržų vietoje, nes čia žemė yra derlingesnė. Tai iš esmės, kas liko, tai liko, ką matot, nes pastatų neliko, nes paprastai išnykus kaimui, jeigu yra galimybė, tuos pastatus išmontuoja ir išsiveža, su baržom organizuotų. 1951 m. spalį čia buvo atitremta apie 170 lietuvių.
iš kurių 32 buvo vaikai. Gyvenvietė sunyko 7-ame dešimtmetyje. Liko tik kapinaitės. Jas pamatome iš toli. Vaizdas atima žadą. Visiškai apleistose kapinėse, toli Sibiro taigoje stovi senas lietuviškas kryžius. Pavyko rasti 2 kapus. Vienas akivaizdžiai yra iškastas ir nieko nepalikta. Bet va dabar tvarkom lietuvių kapą, kaip matote, iš kryžių formos ir vienas iš lentelės formos galima būtų spėti, kad taip pat yra lietuvių kapas. Mes tokiais tremtiniais kalbėjom. Man rodos, prieš išvažiuojant, pasakoju apie tas tradicijas, kaip laiką leidžia žmonės, ar ne? Kad sekmadienis buvo diena, kai eini į kapines. Aš žinau, kad tas atėjęs yra iš rusų tradicijos, jie sekmadienis lanko, bet mūsiškai tą patį darydavo, nes daugiau kaip ir nėra ką daryti. Nu, pas ką tu gali užeiti į svečius, žinai, pas kitą tremtinį, arba tada eini kalbėti su... Ko susigraudinai? Nes pavargus. Ne, nu ir šiaip graudu kalbėti. Tai pabaigsiu mintį. Jeigu aplink tavo kaimynai yra tremtiniai, visi tokie patys blogai gyvenantis kaip ir tu žmogus, tada eini pas turbūt savo artimą mirusį tremtinį. Nes gal ten jis jau gyvena geriau. Marytė gimė 1957, o mirė 1958 jo 1 metų. Mergaitė 1 metų. Man labai sunku suvokti, kaip turi jaustis, pavyzdžiui, mama, kuri ką tik pagimdė vaikutį ir jisai už mėnesio mirė. Man tiesiog atrodo, aš nežinau, tikriausiai išprotėja jinai paskui, nes tai nesuvokiama. Man atrodo, kad tai yra mažiausiai, ką mes galim padaryti, tai čia atvažiuoti ir juos pagerbti. Panašu, kad tos ilgo laiko perspektyvoje šitas kapinaitės išnyks. Na, tiesiog, bet galbūt po keliasdešimt metų atvykusi nauja ekspedicija ras mūsų kryžių jau apipuvusi, bet vis tik jį ras ir jo vietoje pastatys lygiai tokį pat kryžių arba netgi gražesnį kryžių. Grįžę į stovyklavietę krentame miegoti. Nemiega tik Anatolijus, nes meškos Sibire nesnaudžia. Po savaitės ekspedicijoje atrodo štai taip. Labuka. Labas. O, labas rytas. Miegot buvo tragedija, nes aš visą naktį kurpiau planus, kaip mes eisime per lietų, kaip aš sušlepsiu, o kaip mes eisim per tą molį, kuriem ir džiaugiamės, kad kaip gerai, kad nelyja. Žodžiu. Baisu. Na, duokit mano kuprinę. Panašu, kad prastai miegojau ne tik aš. Žygeivių nuotaika tingi. Pusiai grupės skauda kojas, o prieš akį tas pats 27 km kelias. Kaip puslės, Aivarai? Normaliai. Skauda? Jaučiuos kaip Vietname. Kodėl? Nes šlapia, uodai ir nenori, turi keltis ir bristi į pelkę ir kovoti. Ustijamo kapinėse pastatome 5-ąjį savo kryžių. Sugiedame himną ir išeiname. Po 10 valandų grįžtame namo. Jau net nebesutrinkame Narimą pavadinę namais. Paskutinis mūsų rytas Narime. Atėjome vedliui Anatolijui pasakyti ačiū. Tai, ką jis padarė dėl mūsų, tai yra neįkainojama iš tikrųjų. Koks žmogus ryžtasi 50 km žingsniuoti per 2 paras, per miškus, pelkes, visą kitą, paskui naktį nemiegoti prie laužo, saugoti mus, kad mes ramiai išsimiegotumėm ir kitą dieną galėtumėm vėl žingsniuoti, o jis lygiai taip pat žingsniuoja kaip ir mes. Tai ir sakau, jisai
visiškai niekada nebuvęs Lietuvoje ir jam tai Lietuva tiek brangi, o mes joje gyvenam ir mes jos nevertinam. Ir su kiekvienu atsisveikinant buvo tas, kad tos ašaros atsiranda iš to pasididžiavimo. Kad kaip smagu, kad yra žmonių, kurie taip myli tą mažą mūsų šalelę. У меня мать со стороны литовцев. Расскажите, интересно очень. Ну, сама мать родилась, конечно, здесь, у нас, в России. Отец ее, я не знаю, здесь или в Литве. Но что дед, у него фамилия Марцениус, вот, он был литов. По материной линии. А я уже потом принял от матери эту фамилию. И до 14 лет, пока носил эту фамилию, а потом уже на отцовскую перешел. За все это мы хотели вручить этот пояс, который мы получили от президента Литвы. И что президент от Литвы просил это вручить литовцам, которые остались на Томской земле. Я даже как-то заходил в интернет, смотрел литовской фамилии. И даже мне там было написано очень благородные и распространенные. Когда кто-то где-то заговаривает о Литве, у меня все равно в сердце что-то что-то не знаю, как это объяснить. Такое, так сказать, историческая родина. Вспоминать так буду часто. Особенно, когда буду там, в тех местах. Я же уже говорил, что мне будет скучно, где вы купались. Приду один, а вас нет. Mes paliekame Narimą ir vykstame ieškoti Lietuvos čia tolimajame Sibire. 2 valandas keliamės kateriu iki Parabelės. Visą dieną važiuojame 300 km iki Bėlai Jaro. Prasidėjus antrąjį ekspedicijos savaitei, prasideda ir mūsų nuotykiai. Padanga sprogo. Nesprogo, pradūrėm. Garsas buvo toksai bum. Tai kas dabar bus, nakvosim miške? Ne, dabar juk mes tam pasiruošę. Bet skylė taip. Ai, va, kur skylė, dabar pamačiau. O jeigu padidėjo. Padangą keičiame valandą. Bėlai Jarą pasiekiame tik naktį. Paryčiai sėdame į kitą autobusą ir vykstame į Paločką. Ten mūsų laukia kateris, prie kurio prikabinta barža, o joje visureigis. 70 km mes plaukėme ištisą dieną. Kai kur per seklu. Sugenda kateris, visureigį plukdomės jau sugedusį. Kartu keliaujantis vietiniai rusai ramina, kol atplauksim sutaisys. Мужчины для чего нужны? Что учинить все делают? Po pusantros paros kelionės pagaliau pasiekėme buvusią Kuzurovo gyvenvietę. Kadaise čia buvo atitremta nemažai lietuvių. Daugiausiai čia likdavo seneliai ir moterys su mažais vaikais. O sveikesni vyrai ir jaunuoliai buvo tremiami dar toliau, į Kuroliną, esantį už 40 km. Sibire tai beprotiškai didelis atstumas. Mes kaip Lietuvoje gyvenam, mes neįsivaizduojam to mastelio, kas yra Sibiras. Nes čia atkeliavus dabar į šitą Kuzurovo kaimą, tai čia kiek važiavom, kiek plaukiam laivu, ten kėlėmės keltais, įspūdingi atstumai yra. Ir kai žmonės tais ten po karo buvo ištremti, visiškai nieko. Tarp pelkių, tarp miškų nesuvokiama ir iš tikrųjų, kaip reikia jaustis atkeliavus čia į žiemą, į šaltį, neįsivaizduojamas, kokia neviltis turėjo apimti. Tremtinių pėdsakais keliausime ir mes. Kadangi visureigis nedidelis, į Kuroliną vyksime 2 grupėmis. Planas toks. Pirmus 8 žmonės visureigis veža 20 km ir išlaipina. Likusius 20 km grupė eina pėsčiomis. Visureigis grįžta ir antra grupė veža visą 40 km atstumą. Įvertinus tai, kad eiti tuo metu jau po Narimo žygio ne visi galėjo, tai pirmą grupę paėmėm
tie, kurie turėjo mažiausiai nutrintų kojų ir geriausiai laikėsi. Tai man reikia, vat, kas gali eiti tuos kilometrus. Dėl kuprinių, į šitą kiek tilps, tiek tilps. Gali tiekti ir nešti. Tai yra, kas gali eiti, kad ir su pilnom kuprinėm. Tai aš pakeliu ranką. Ir nors buvo baisiai baisu, tai supratau tą gerą pamoką, kad visą laiką reikia kelt ranką gyvenime. Nes tokį gauni patirtėlių, kad ojoj, patirčių. Kartu su Une išvykstu ir aš, ekspedicijos vadovas, 5 vaikinai ir 2 vedliai, broliai Pėtė ir Vytė. Komsa. Iš pradžių, tik mes pajudėjome per tą pelkę, aš galvojau, kad tam visureigiui tai yra visiškai neįveikiama kelionė. Nes ten absoliuti bekelė. Upelis, pelkė, vėl upelis, vėl pelkė, žolynas, nendrynas. Tai iš esmės tai yra važiuoti, tai yra tas pats, kas važiuoti per Čepkelių raistą įstrižai. Tas lunachodas gesta vis, kažkas ten blogai jam. Ir privažiavom pirmą upelį ir prasidėjo dūmai iš variklio. Prasidėjo problemos. Japonskis stovy. Mes jau ką sulaužėm? Vieną autobusą, laivą ir šitą mašiną. 3. Karma Police daro savo darbą. Вот тебе и колодки поменяли. Вот из-за этого он... Panašu, kad eisime ne 20 km, bet 40. Ane, Arnoldai? Что-то лопнуло, да? Шланг. Шланг лопнул. Pėtė ir Vytė viskas sutvarkė. Pakeitė šlangelę. Žodžiu, persirimt per pirmą upelį. Šiaip ne taip. Važiuojam toliau. Ir vis tiek tas variklis kaista, ta šlangelė trukinėja. Kažkaip net mums neleido jau sulipti, su mergaitėm nuvažiavo lunachodas, mes bėgom iš paskos. Važiuojam per pelkes, klimstam, gestam, numetam kapotą, atgal nusidam kapotą, vėl numetam kapotą, iššokam patys, sušokam patys. Žodžiu, ten šuo laksto aplinkui. Pėtė ir Vytė keikėsi rūko. Aplinkui Sibiro pelkės laukai, dairaisi ar neratina meška. Įlindom į mišką. Visi apsidžiugiam, nes ten jau turėjo prasidėti kelias. Čia po 6-7 km bekelė mes dabar važiuojam keliu. Čia kelias. Laukia dar viena staigmena. Po audros kelias užverstas medžiais. Mes važiuojam, stojam, lipam. Vyrai pjauna šakas, rąstus ir medžius. Metu juos už šoną, mes sulipam atgal, vėl važiuojam ir taip 100 metrų mes stojam ir turim per kitą kelią. Ir mes 20 km įveikiam per kažkokias 5 valandas. Kad tą jau būseną dvasinę nupasakot. Bet mes 9 valandą mus paleido po 20 km eiti pėsčiomis, likusius 20 km. Ir mes tokie visi jau gerokai išėję, tokios dušelės vietoj žmonių sklaidžiamės aplink tą mūsų lunachodą. Lunachod 3 šitą menuleigį ir siekiam kirvio pasimt. Ir vairuotojas sako man, mergaitė, jums kirvio nereikės, jums reikės drąsos dabar. Vyksta šitoks dalykas. Yra dabar 9 valandos, pusė 9 iš tikrųjų. Mes nedavažiavom iki Kurovino kaimelio, eisim pėsčiomis, o mūsų šitas visureigis važiuoja pasimti likusios grupės dalies. Tai va, tikėkimės, per artimiausias 3-4 valandas susitiksime su jais Kurovino kaimelyje. Reikia kam nors? Mes patraukėme pirmą grupę į Kuroviną. Tempas buvo ypatingai didelis. Tokiu tempu aš pats seniai buvau ėjęs. Pirmos grupės nariai ėjo turbūt 6 km per valandą greičiu ypatingai dideliu tempu, vertinus tai, kad ant pečių nešėsi kuprinės, tai buvo tikrai įspūdinga. Esame absoliučiai išėję iš komforto zonos, normaliai nemiegoję, seniai nesiprausę ir nevalgę. Maistas liko su kita grupe. Turime tik kelis sausainius, kuriuos draugiškai pasidaliname. Greitai temsta. Nežinome, ko tikėtis.
mes nueisim. Po 4 valandų ėjimo pasiekėm Kurolino gyvenvietę. Įėjus į ją, man labiau buvo nejauku negu einant per taigą, nes gyvenvietė yra išnykus, stovi namai kaip vaiduokliai. Čia vienas namas, čia kažkokia pirtelė, čia garažas, vėl namas. Ir tada tu eini ir ten dar namų, jie stovi ir jie visi tušti. Gatvėse krūmai, suaugę, medžiai, ten Černobylis. Ten buvo žmonės ir nebeliko. Ir po to einam ir taip tolumoje tokia maža lemputė dega. Ir prieinamės prie to namo ir girdisi toks transformatorinės garsas. Ir toks buvo, iš tikrųjų toks buvo wow. Vidury miškų, kažkur ten už 40 km nėra civilizacijos ir žmogus turi savo elektrinę. Ir išeina toksai dėdukas, visas formoj, visas presas, sixpackas, tokia barzda. Nežinau, toks paskutinis mohikanas likęs kažkur tai tarp vidury miškų. Tai vienintelis šio kaimo gyventojas Vladimiras, mūsų vedlių tėvas. Vladimir, valdyk pasaulį reiškia jo vardas. Ir jis valdo savo pasaulį, savo apleistą Kuroliną. 2 valandos nakties. Šiandien mūsų kelionė prasidėjo 4 valandą ryto. Mūsų kelionė prasidėjo vakar. Vakar 7 valandą ryto ir taip ir nesibaigė iki šiandien. 22 valandas be perstojo keliavom su kateriu, su visureigiu, pėsčiomis. Ir pagaliau atsiradom šitam kaime, kuris vadinasi Kurolino kaime. Čia mūsų kambarys. Там еще вот в одном месте аж пачка такая лежит. А это 13-й кошмар. Даже около пункте лежит. Pritrūkai žodžių. Jo. Po 20 kilometrų pritrūkau žodžių. До Кунки вообще там. Мы 2 часа пилились. Толпиком ехать. Praeini praslūžusi kaimą, visiškai be gyvybės ženklų. Tada Kaimas kapinės. Kaimas kapinės. Tada šviesite kažkokią matyti, o tada ateini ir išeina pusnagis vyras, mūsų vedlio tėvas pasirodo, kuris šneka baisiai grubiai, bet nesikeikia ir taip savo vaikus išauklėja. Ir sako, prašom, lova, mergaitėm čia, berniukam kitą kambarį, atnešė vandens. Iš šulinio filtruota. Iš šulinio filtruota. Pririšom šunis, atrišom batus ir eisim miegoti. Ir čia viduje yra taip karšta ir mes kai paklausėm, kodėl taip karšta, tai sakė, todėl, kad pats duona šiandien kepia. Ir turi palidovinį telefoną, nes gyvena 40 km nuo civilizacijos, belė kokios. Ir susiskambina. Ir maisto atsiveža kelis kartus per metus, žiemą dažniausiai. Užšalusi upę veža. Kaip zemliakas. Pagaliau Arnoldui pavyksta susisiekti su likusia grupe. Ji vis dar Kuzurove, nes visureigis atvyko tik dabar. Dabar? Ojei. Наливайте кушать. Sulūžęs buvo turbūt. Planas nepavyko. Nusprendžiama pirmai grupiai likti Kuzurove, ten esančias kapines tvarkys vieni. Mes darbuosimės Kuroline, po to, kai truputį numiksime. Vienam pagrūdė? Jo. Pasižiūrėk, kaip atrodo. Tai svetingumas va šitoj žemėje. Atėjom va tu žuvies gavom, duonos, agurkų. Keliaujame į kapines, kur buvo laidojami lietuviai. Kelią mums rodo Vladimiras. Šiandien pats bjauriausias oras visos ekspedicijos metu. Mano batai kiaurai šlapi, kitų neturiu.
Čia susidurėme su tuo uodų spiečiumi, apie kurį mums pasakojo tremtiniai. Bet niekas nesiskundžia. Neverkti atvažiavome. И где наши? Вот они. Ну, вот большие крышки. Это ваши. Esam Kurolino kapinėse, jos pakankamai nemažos ir gerai išsilaikusios. Čia daugybę matome katalikiškų kryžių. Tiek, kiek jų čia yra, mano nuo skaičiavimo apie 30. Čia lietuvių tiek nebuvo palaidota, panašu, kad čia yra dauguma vakarų Ukrainos gyventojų kapai. Vaizdas graudus, bet bandome bent kažkiek apvalyti kapus. Iš čia pat augusios pušies gaminame kryžių. Šitą kryžių pastatėm Kurolino kaimo tremtiniams iš Lietuvos, pagerbdami jų atminimą ir linkėdami ramybės. Kurolino kapinėse pastatome 6. kryžių. Galiausiai pasivaikštome po išnykusią gyvenvietę. 2001 metais iš jos buvo atimtos miesto teisės, uždarytas pašto skyrius, išmontuota elektra. Čia 11 metų nebuvo žengusi jokia moteris. Čia buvo mokykla. Dar mėtosi vadovėlių, kažkokių sąsiuvinių likučiai. Питагора теорема с лikučiais скачала. А вы здесь учились? Здесь. Мой класс только что был конца. Так тут веселились люди? Когда-то. В советские времена. А что они тут чем занимались? Кино, танцы, бильярдная, библиотека. Aš nežinau, kodėl taip myliu tavo romantiškas akis, apsirengimo keistą stilių ir senamadiškas viltis. Padėkoję Vladimirui išvykstame atgal į Kuzurovą, kur mūsų laukia kita dalis grupės. Tuos pačius 40 km važiuojame keletą valandų, kol vakaro pasiekėme savo likimo draugus. Mane krečia šaltis, tačiau tai vieni niekai palyginus su tuo, ką patiriu, po 1,5 paros vėl susitikusi su savo komanda. O jūs čia visai labai kuratas? Labai trūksta. Sveikas. Labai. O čia lyja šiandien? Žiauriai, bet žiūrėk, kokią palapinę pasistatėm. Labas. Gyvenat? O Jėzus, mes taip jūsų laukiam. Mes čia būdami sukūrėme tokią mažą komandą savo. Gal jinai ten nebuvo iki galo tvirta, bet jinai, man rodos, jinai tokia šauni gavosi ir man junginys tarp tų kartų, tarp mūsų kartos jaunosios ir tų tremtinių. Ir man rodos, kad mes visą tą jausmą turime parvežti į Lietuvą, tą tokį stiprybės jausmą ir kurti savo šaly tą komandą, kuri ir kurs tą visą ateitį. Nu, norisi čia būti dar ir dar. Norisi grįžti, norisi dar kartą važiuoti. Norisi, kad nesibaigtų ta ekspedicija. Norisi dar daugiau padaryti, bet
Bet viskam yra pabaiga. Aš išvažiuoju iš Sibiro toks, ramesnis, labiau savim pasitikintis, visiškai įsitikinęs, kad reikia važiuoti ir kad šitą misiją turi tęstis. Ir kad ta misija kiekvienam iš mūsų, žinoma, asmeniškai labai daug duoda, bet tuo, ką mes gauname, iš tiesų galime ir turime pasidalinti su kitais. Ekspedicijos metu mes aplankėme 9 kapines, 6 iš jų sutvarkėme. Pastatėme 8 lietuviškus kryžius. Per 14 dienų orų, žeme ir vandeniu įveikėme 12 000 kilometrų. Rugpjūčio 1 dienos rytą mes grįžtame namo. Grįžom namo. Šiaip galvoju apie tą prasmę šitos mūsų kelionės apskritai. Bet aš pagalvojau, kad čia yra panašiai kaip su labai sena bobutė kavos išgerti. Jinai tuoj mirs jau. Bet tuoj numirs, bet išgeri kavos su ja, kažkaip ir tą pačią man sąžinės ramiau yra ir jai gal dieną praskaidrini. Tai va to babutė, kad ir kaip bebūtų negražu sakyti, yra ta mūsų atmintis apie ir atsiminimai ir kažkokia istorija apie tos tremtinius. Tai mes ką padarėm, tai nei daugiau, nei mažiau mes atsigeriam kavos su ta babutė kartu.